S&P 500 2022 metais pakilo vertė 25,02% įskaičiuojant dividendus. Tai reiškia, tie, kas investavo 2024 metų pradžioje 1000 eurų, metų gale turėjo 250 eurų pelną, kas yra ganėtinai daug. Na, o tie, kas investavo 1000 eurų 2023 metų pradžioje 2024 metų gale, turėjo 578 eurus pelno, nes 2023 metais S&P 500 indeksas augo dar labiau nei 2024 metais, augo 26,29%. Šiaip vertinant pastarųjų 20 metų vidurkį, S&P 500 augo vidutiniškai po 11,87% per metus, o vertinant pastaruosius 50 metų 13,69% per metus vidutiniškai. Tai anksčiau minėti procentai atspindi 500 didžiausių ir geriausių vertinimų kompanijų bendrą vertę ir jų pokytį, bet 2024 metais turėjome kompanijų, kurios vertė augo daugiau nei 100 ir netgi daugiau nei 300%. Howmet Aerospace paaugo 102%, Targa Resources paaugo 105%, Broadcom 107%, Texas Pacific Land 113%, Axon Enterprise 129%, United Airlines 135%, GE Vernona 150%, Nvidia 171%, Vistra 257% ir labiausiai per 2024 metus paaugo Palantir 340%. Tai čia kompanijos, kurios jau gerai pasirodė, dabar top 5 kompanijos, kurios pagal Goldman Sachs, vieno didžiausių investicijų valdytojų pasaulyje, kompanijos, kurios turėtų pasirodyti geriausiai 2025 metais. Tai Aptiv PLC kompanija, kuri ir gamina automobilių komponentus bei technologijas, Caesars Entertainment valdo kazino ir viešbučius bei teikia pramogų paslaugas, Paramount Global veikia kaip žiniasklaidos, transliavimo ir pramogų kompanija, Alphabet, manau, pristatyti nereikia, bet tai yra technologijų konglomeratas, kuriam priklauso Google ir kitos įmonės, News Corp teikia žiniasklaidos ir informacijos paslaugas, įskaitant laikraščius ir knygų leidybą. Tiek į S&P 500 indekso ETF-us, tiek į pavienės minėtų ir ne tik kompanijų akcijas galima investuoti nemokamai, naudojantis šio video rėmėjo licencijuoto eToro brokerio paslaugomis. Investuoti galima fiksuotas pinigų sumas 1 cento tikslumu pradedant $10, o neapsisprendusiems ar negalintiems apsispręsti, kur investuoti, yra nemokama investavimo akademija, CopyTrader ir Smart Portfolios funkcionalumai, matyti, sekti, analizuoti ir vieną mygtuko paspaudimu kopijuoti geriausius investuotojų ir investicijų valdytojų veiksmus. Video aprašymą rasite registracijos nuorodą, o čia kortelė bus video gidas, kaip investuoti į pavienės kompanijų akcijas mažomis sumomis ir kitas video, kaip atsirinkti ir vieną mygtuko paspaudimu kopijuoti geriausių investuotojų veiksmus. Ir kiek vėliau tęsiant investavimo, spekuliavimo į trigubos sverto S&P 500 ETF eksperimentą, pademonstruosiu, kaip atrodo pats investavimo procesas. Toliau, kas vyksta Europoje su palūkanų normomis. Po praeito 2024 metų gruodžio mėnesio Europos centrinio banko palūkanų mažinimų Euriboras ir toliau mažėja. 3, 6 ir 12 mėnesių Euriboras per pusmetį sumažėjo atitinkamai nuo 3,7, 3,6 ir 3,5 procentų iki 2,7, 2,5 ir 2,4 procentų. Ir pagal viską jie turėtų mažėti ir toliau, kas turėtų kelti džiaugsmą visiems turintiems būsto paskolas ir visiems planuojantiems būsto paskolas. Ir visiems dar tik planuojantiems būsto paskolas ir neapsisprendusiems kokį Euriborą rinktis 3, 6 ar 12 mėnesių, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad labiausiai apsimoka rinktis Euriborą, kuris yra mažiausias. Dabar tai yra 12 mėnesių Euriboras. Didžiausias yra 3 mėnesių Euriboras. Bet pasirinkus dabar skaitinę vartę mažiausią Euriborą nereiškia, kad bus sumokama mažiausiai palūkanų. Nes istoriškai mažiausias Euriboras yra 3, ne 12 mėnesių Euriboras. Taip atvirkščiai, kaip dabar būna tik laikotarpiais, kai Euriboras mažėja. Paimkime pavyzdį. Tie, kas pasirinko 12 mėnesių Euriboro 2024 metų Liepos mėnesį, dėl to, kad jisai buvo mažiausias, iki 2025 metų Liepos mėnesio ir mokės 3,5 procentų palūkanos, Euriboro palūkanos, plus ir marža bus. Kai tie, kas pasirinko 3 mėnesių Euriborą, iš pradžių mokėjo kiek didesnį 3,7 procentų Euriborą, bet spalio mėnesį 3 mėnesių Euriboras jau buvo mažesnis, jis sumažėjo iki 3,2 procento, o sausio pradžioje jis sumažėjo iki 2,7 procentų. Na, o tie, kas pasirinko 12 mėnesių Euriborą, dar pusę metų mokės tokį pat Euriborą, kurį pasirinko, kai pasirinkusieji 3 mėnesių Euriborą jau moka mažiau ir tikėtina mokės dar mažiau ateinančiais pusę metų. Dėl to, jeigu planuojate pirkti būsto paskolas, reikėtų konsultuotis ne su draugais ir kaimynais, kurie kažkada yra ėmę būsto paskolas, nes būsto paskolos turi atitinkamos specifikos, kurios tiesiog nežinosite, jeigu reguliariai nesidomėsite ir neseksite šios temos. O
o vieną kartą paėmus paskolą ir vieną kartą pasidomėjus, kad ir pusę mėnesio, tai nesuteikė labai daug žinių ir įžvalgų. Šią apžvalgą pradėjome su S&P 500 ir baigsime kaip ir irgi su S&P 500. Kaip minėjau, praeitais metais S&P 500 pakilo vertė 25,02%, o aš investuoju, spekuliuoju į trigubą sverto S&P 500 fondo, kuris juda vertėje 3 kartus daugiau negu pats S&P 500. Nuo lapkričio pradžios kiekvieną savaitę investuoju po $20, užstatau automatinį pardavimą pasiekus atitinkamai kainai ir jeigu per savaitę įvyksta automatinis pardavimas, tuos pinigus reinvestuoju taipogi. Šiaip labai paprastas procesas, gal tik patį pirmą kartą investuojant gali atrodyti sudėtinga. Žiūrim, kaip sekasi šiam 2024 metų lapkričio mėnesį praeitam eksperimentui. Viso jau yra suveikę 6 automatiniai pardavimai, vienas iš kurių suveikia, tai blogai suveikia, o blogai suveikia, kaip čia išsireiškus, tai turbūt taip, kaip būna mašina sugenda dėl blogos tarpinės tarp sėdynės ir vairo, taip ir šis blogai suveikia, nes buvo netinkamai nustatytas. Tai gaunasi, investuoju periodiškai kiekvieną savaitę. Iki šiol didžiausias patirtas minusas buvo 3,36% per savaitę, didžiausias pelnas 14,69% per 34 dienas ir 7,53% per 6 dienas. Šis trigubos sverto S&P 500 ETF yra JAF ETF ir jį investuoti yra tik 2 būdai. Pirmas, atitikti reikiamus kriterijus, būti laikomam ar laikomai profesionalių investuotojų, arba kaip ir apeiti sistemą investuojant į ETF naudojant CFD, nes neprofesionaliam investuotojui yra neprieinami ne europiniai ETF. Aš šį spekuliavimo eksperimentą darau naudojant CFD, plačiau kuo skiriasi investavimas perkant vertybinius popierius ir CFD sudaręs detalų video, nuoroda bus čia kortelė. Tai kaip atrodo pats investavimas į šį trigubą sverto JAF ETF arba bet kokį kitą ETF ar kitą kompanijos akciją. Beje, kas yra svertiniai ETF, taipogi sudaręs video su pavyzdžiais, tai bus čia kortelė. Taigi, bus reikalinga eToro brokerio paskyra, nes per ją galima tiek investuoti į JAF fondus naudojant CFD, tiek investuoti į akcijas mažomis sumomis pinigų. Registracijos nuorodą, su kuria užsiregistravus gausite e-knygą kaip būti geresnių investuotojų, rasite video aprašyme, o vėlgi kortelė bus mano padarytas eToro registracijos ir naudojimosi gidas. Pats investavimo procesas trunka mažiau nei 35 sekundės ir yra labai paprastas. Demonstruoju. Susikūrus paskyrą ir prie jos prisijungus, viršuje paieškoje suvedu fondą trumpinį SPXL, pasirenku, spaudžiu Trade, atsidariusiame lange nurodau, kokią sumą pinigų noriu investuoti, cento tikslumu, aš investuosiu $40, kas gausis 0,22 ETF. Čia kitas eToro privalumas, kad nepriklausomai nuo akcijos ar ETF kainos galima investuoti fiksuotą sumą pinigų nepriklausomai nuo to, kiek kainuoja pilna akcija ir pilnas ETF vienetas. Perkant kompanijų akcijas ir europinius ETFus eToro mokesčių netaiko. Šiuo atveju, kadangi investuoju į JAF ETF, sumokėsiu 6 centų spredo mokestį, kas yra labai mažas mokestis kaip už galimybę investuoti į JAF rinkos ETFus, spaudžiu buy ir viskas suinvestuota. Jeigu planuojate pradėti investuoti ar investuojate, bet dar neturite eToro paskyros, video aprašyme rasite registracijos nuorodą. Šiame video išgirsite ir pamatysite dar daugiau investavimo idėjų. Jeigu patiko šis video ir norite būti tarp pirmųjų gaunančių investavimo naujienas ir idėjas, spragtelkite like, subscribe ir ant varpelio. Sėkmingų investavimo ir pasimatome kitose video.